Sveiki, su jumis aš, Dumsgan. Norėjau iš karto pasiaiškinti, kodėl taip ilgai nebuvo video. Nu, kaip ilgai, 2 dienas. Tai atsiprašau vis tiek. Nu, visų pirma, nebuvo nei interneto, nei elektros. Dėl tos priežasties, kad už lango darėsi siaubas, buvo didelė audra. Jis ir mane aplankė. Tai, o šiandien matysite BMG Drive, kai bandau stabdyti automobilį su bazūkos pagalba. Tai ilgai nekalbėsiu, o palinkėsiu sėkmės žiūrint video. Tai žiūrėkit toliau. Taip, tai vėl tęsime rubriką Prašome sustoti. Šiandien vėl esame su ta pačia policijos mašina, stovime va netoli kaimo 30. Mes esame dykumoje. Šiandien mums vėl davė naujus ginklus, tai yra RPG arba bazūka. O štai taip jinai šaudo, gan stipriai. Tikrinau. Tai kągi, laukime pirmo iškvietimo ir bandysime sustabdyti šiandien naujus automobilius, ne tokius kaip praeitą kartą, ne BMG Drive vanilinius automobilius, o modintus automobilius. Dėl to šiandien visus automobilius valdys dirbtinis intelektas. Tai kągi, laukiam pirmo iškvietimo. Gautas pirmas iškvietimas, kad BMW buvo pavogtas dirbtinio intelekto ir mums teks jį sustabdyti. Tai yra BMW X5 M. Tai pasirodys automobilis iš karto, bandysim jį sustabdyti su bazūka. Kol kas automobilio nesimato. Va ir matom automobilis. Bandysiu šauti. Pataikiau. O, kaip gerai pralikė. Spėjau tik vieną kulką pataikyti. Ir ką mes galim pamatyti? Sekundėlę. Ką mes galim pamatyti? BMW vairuotojas BMW dirbtinis intelektas niekaip nenukentėjo. Taip pat ir BMW nenukentėjo automobilis. Nors man taip atrodė, kad aš liktai ir pataikiau automobilį, bet, kiek matom, jam nieko neatsitiko. Tai kągi, pabandysim dar kartą su to pačiu automobiliu. Taip, dabar bandysim vėl su to pačiu BMW automobiliu. Bandysime eiti vat štai čianai ir taikytis iš karto į automobilį, nes bazūka gan greitai nesireloadinam. Gan greitai mes negalėsim šauti 2 kulkų iš paskos. Taip, kol kas nematau. Gan didelį greitį spėjo vairuoti dirbtinis intelektas pasiekti, važiuodami šiuo keliu. Vėl nepataikiau. Realiai greitis yra didelis, dėl to ir sunku pataikyti automobilius. Vėl nieko neatsitiko. Pabandysiu dabar išeiti tiesiai ant kelio ir laukti tiesiai automobilio, kuris prie pat manęs privažiuos. Tai tuoj pakartosiu. Taip, dabar tiesiai stovėsiu čianai, kol automobilis iki manęs nenuvažiuos. Tikiuosi, aišku, nenumuš manęs, bet mūsų misija yra sustabdyti automobilį. Jeigu tikslas ten bus pasiektas, tai, kaip sakoma, ir iš darbo gali išmesti. Kol kas automobilį... Va, pradėjau matyti automobilį. Taikausi. Oi, gerai buvo, pataikiau. Labai gerai pataikiau. Labai automobilis susidegė, labai gerai pataikiau. Taip, ką galim pamatyti, automobilis dega, kapotas sulaužytas. O prisimenat, kas buvo praeitoj serijai? Nesulyginamas dalykas, kadangi automobilis susidegė, visa bagažinė, visas šonas, viskas yra sulaužyta ir dar užnešė automobilį į šoną. Manau, negalvoju, kad bus toks greitas video, bet mes sustabdėm automobilį. Faktiškai.
Taip, kapoto priekinių bamperio priekinio nėra, langai yra neišdaužti, įdomi čia. Galinis bamperis, nu vienu žodžiu, šita mašina jau nemanau, kad važiuos, nei kūro nėra, bako, nei variklis gal yra, bet didelis gedimas. Vienu žodžiu, galim sakyti, kad mes BMW vairuotojus galim sustabdyti su bazuka. Man matosi jau automobilis. Nežinau, ar buvo padarytas šūvis. Ne, nebuvo padarytas šūvis. Automobilis važiavo 250 km/h. Nu, kaip ir galvojau, mes nepataikėme į automobilį. Tai va, tai pabandysim tai dar kartą. Tai prie pat manęs privažiuos automobilis ir tada tik jį šausiu. Taip, tai dar kol kas automobilio nesimato. Taip. Matau automobilį. Taikausi. Pataikiau, kaip ir galvojau. Opa, gal pataikiusiu. Netikiausi nepataikiau. Tai vėl matome, automobilis kaip ir važiuoja. Jisai kaip ir važiuoja, bet situacija labai bloga. Durys išlaužtas. Jau manau, jos nebeužsidarys. Galinis bamperis taip pat visas nuluptas, priekis netiek daug nukentėjo, kiek galas aišku. Bet ką aš galiu pasakyti, bazuka padaro labai daug nuostolių automobiliai, todėl nemanau, kad jie galėtų dar važiuoti labai toli. Tai va, tai mes galima sakyti vėl sustabdėme automobilį su bazukos pagalba, bet aišku ne iš pirmo karto, tas mane labai liūdina. Tai dar pabandysim dar vieną automobilį ir pabandysim dar sunkvežimį, pažiūrėsim, kas gausis. Tai laukiam tų iškvietimų. Toks iškvietimas, kad prie gyvenamojo namo buvo pavogtas autobusas. Ne autobusas, sakyčiau, mikroautobusas. Tai yra Mercedes-Benz V klasė, kiek atsimenu. Taip, tai dirbtinis intelektas vėl daro savas klaidas. Padarė didelę klaidą, kad pavogė mikroautobusą dėl to, kad jį, sakyčiau, bus lengviau sustabdyti, kadangi jisai didelis, manau, tokio greičio kaip Porsche automobilį, kaip BMW vairuotojai, kaip BMW automobilis tokio greičio nepasieks. Taip, tai matome jau tą autobusą. Dabar pabandysiu šauti iš čia. Nepataikiau. O, trūko labai nedaug, kiek supratau, pataikiau automobilį. Aš galvoju, kad nepataikiau. Pasirodo, pataikiau automobilį. Matome labai nedidelius nuostolius, esu pasakius. Sakyčiau, iš vis jų beveik nėra. Taip, tai pabandysim dar pakartoti. Kadangi padarėm nuostolius tik va čia, va, galit pamatyti. Tik va čia, va. Sakyčiau, čia va metalas palinko tikriausiai ir va galinis žibintas uždūžo. Vėl bandysim sustabdyti mikroautobusą. Taip, dabar pabandysiu šauti, va, prieš tai šoviau iš tolo, bet šausiu va tenai net. Tik pamatau jį, išvažiuoju iškart šaunu, kadangi kol bazuka įdės naują kulką, praeis daug laiko. Todėl ir šaunu į tolį. Taip, kol kas dar mikroautobusiuko nesimato. Aha, pradėjau matyti. Šaunu. Nepataikiau. O, labai mažai pataikiau.
Šiaip irgi greitis didelis, 171. Jokių nuostolių nepadariau. Gerai, tai dabar pabandysim sustabdyti sunkvežimį ir bus bendras apibendrinimas. Tai laukiam sunkvežimio. Taip, tai va, pirmą jau šitam epizodė galėsim pamatyti sunkvežimį. Dar nei vienam epizodė nebuvo sunkvežimio. Man labai įdomu, kas bus su juo. Po bazukos stengsiuos taikyti į kabiną sunkvežimio. Gal pasistengsiu ir pataikyti priekabos ratus, kad užkirsti jam kelią. Bet šiandien mes darau tokį mini apibendrinimą. Kol kas mes dar nesugebėjom sustabdyti automobilio. Dar mums nesigavo pilnai sustabdyti automobilio. Nežinau, kaip bus su sunkvežimiu, bet aš labai tikiuosi, kad nors vieną automobilį sunkvežimį šiandien gausi sustabdyti. Tai kol kalbėjau, jis dar nesugebėjo atvažiuoti. Tikėjausi, kad atvažiuos, bet dar jo nesimato. Taip, tai dar palauksim. Man atrodo, aš jau jį pradėjau matyti, jo, čia sunkvežimis. Taip, bandau šauti. Nepataikiau. Dar kart. Pataikiau kabiną. Dar kart pataikiau. Liomba. Nežinau, ar pataikiau. Taip, tai ką mes galim pamatyti? Ojojoj, matau, jau ten blogai biški sunkvežimiai. Taip. Taip. Man atrodo, galim priekabą atsikabinti. Taip, mes priekabą atsikabinam, kad galėtume pamatyti variantą įdomesnį. Oi, manau, jau jis tikrai niekur nenuvažiuotų, kadangi visas kuro bakas bei daiktadėžė sulinda į galinį ratą. Tai manau, čia ir užblokavo visą galinį ratą. Taip, ką mes galim dar pamatyti, į priekabą irgi aš pataikiau, nes buvo sulenkta koja priekabos. O dabar, kiek matote, atsirado variklio ženkliukas, kad problemos yra su varikliu. Priekaba kaip ir viskas gerai, sveika. Tai nukentėjo daugiausia ratai. Ir atlanką matom, kad ir atlanką irgi matome, kad nėra. Tai va, tai ką aš galiu pasakyti? Koks šiandien bendras verdiktas, apibendrinimas toks, kad su bazuka įmanoma padaryti žalos automobiliui ir labai daug įmanoma padaryti. Bet, kol tu pasirengi iššauti ir jeigu yra didelis greitis, tu, galima sakyti, jo ir nesustabdysi. Tai ačiū, kad žiūrėt, su jumis buvo Domsgan ir iki kito susitikimo. Iki.